Kaip visi gerai žinote, kad pamokslo pradžia turi būti jūsų dėmesio pagavimas. Taigi, bandysiu, Antanai, pagauti jūsų dėmesį. O po to be abejo ir pasakysiu pamokslą. Gal kas girdėjote, kad kaimo klebonas įgijo naują kvalifikaciją? Pavyzdžiui, jeigu būtumėt Prancūzijoje ir būtų kineziopraktika, osteopatija, gydytojas, turėdamas savo tikrąjį patentą, gydytojo gali užsiimti ir osteopatiją. Tačiau, jeigu tu nesi gydytojas, negali dėti iškabos ir sakyti, esu osteopatas. Bent tai buvo prieš porą dešimtmečių. Taigi, kaimo klebonas įgijo naują kvalifikaciją, galite pasveikinti, esu influenceris. Ar žinot, ką reiškia Benai influenceris? Jaunimas, duokit džiazo. Kas tai yra influenceris? Tai įtaką darantis žmogus, kitų žmonių galbūt nuomoniai, sprendimams kažkokiems. Aišku. Lotynų kalba sako įtekintojas. Įtekintojas. Mėlyjeji, jeigu jūsų kunigas ar šis ar kitas bus įtekintojas ne Dievo, ir kaip pranašas Izaijas sakė, ne tiesos, o kažin kito kelio, bėkit lauk. Pasakysiu savo adresą, iš kur atėjau, Lazdijų rajonas, Šeštokų parapija. Bėkit mane lauk, jeigu būsiu įtekintojas ne Dievo žinios. O kas yra politikuojantis kunigas, Antanai, tikrai žinote, kas yra politikuojantis kunigas? Politikuojantis kunigas? Apskritai šita savoka galbūt truputį nėra tiksli, nes kunigas politikuojantis tai yra, sakykime, dėstantis politiką kanonų teisės normose. Porą pavyzdžių ir pereisim pamokslą, nes po to sako, kad uždarys mūsų transliacijas, reikės visiems važiuoti į išlaužą ir negalėsime transliuoti. Taigi, mėlyjeji, popiežius, šiandien šventasis Jonas Paulius II, kuomet gerbiamas Amerikos prezidentas atvyko vizitui pas jį, barė viešai, negalima pradėti karo Irake, aš draudžiu, nepradėkite karo. Ar popiežius Jonas Paulius II politikavo? Nejuokaukit. Jis politikuotų tada, kada eitų pagal liniją. Darom karą, gerai, darom karą. Nedarom. Čia yra politikuojantis kunigas. Čia yra politikuojantis popiežius. Kada Benediktą XVI paskelbė, išrinko popiežiumi, jo pirma kelionė kur buvo? Į Stambulą. Nes tuo metu buvo labai aktualu, kad ši šalis eitų keliu link Europos. Ir dar sakė, mielasis, tu būdamas tikėjimo kongregacijos vyriausių prefektų, sakei, kad netinka Turkija Europos Sąjunga. Dabar sakai, kad tinka, sako, aš dabar sakau, jau ne kardinolo, o popiežiaus statuse. Mano kitas atsakomybės balsas. Ir kai popiežius Benediktas vyko į šventą žemę, pyko visas Izraelis, iš vakaro išplatino visokius vaizdelius, kad bus į jį pasikėsinimas, nes jis nusprendė melstis šalia Gazos ruožo už palestiniečių aukas. Tokie popiežiai, mėlyjeji, ir tokie kunigai nepolitikuoja. Ir keltas minčių pagrindinių Viešpaties krikšto. Brangieji, visata juda ne apie ką kitą. Visa visata, visa žmonija, kultūros, istorija turi savo vienintelę ašį – Kristų. Visa kita yra šiaip sau, laikinas dulkių judesys. Šiandieną mes esame krikšto šventėje ir pranašas Izaijas sako, mielieji,
Yra galimybė neturėti pinigų ir būti pasotintam. Yra galimybė valgyti iki soties ir gerti ir turėti tai, kas mūsų gyvenime būtina, tik reikalinga nueiti kelią. Atsiverti Dievo darbui, Dievo dovanai tavo gyvenime. Tu turi palikti savo senus kelius. Mano keliai ne jūsų keliai ir mano mintys, oi, ne jūsų mintys, sako Dievas, nuo pat Jahvės vardu lūpų. Koks mūsų galvojimas, jautimas, ką iš tikrųjų tau Dievas nori duoti tavo gyvenime. Dievas turi ar sulaužyti mūsų schemas, mūsų grupuotės, ar Dievas turi sulaužyti mūsų partijas, naikinti mūsų uždaras grupės, savanaudės grupuotės. Netoks Dievo darbas. Dievas neduos tau gatavo sprendimo. Dievas mus kiekvieną ves prie apmąstymo. Ir jeigu tavo šeimoje yra problema, tu nuėjęs pas konsultantą šeimos, negi gausi iš karto sprendimus. Lygiai taip, kaip tu sulaužiai savo šeimos gyvenimą iki šios akimirkos, lygiai taip pat sulaužys ir tau duotus naujus sprendimus tavo situacijoje. Dievas yra pedagogas, kuris ves tave, kaip iš lėto pakėlus galvą ieškoti atsakymo, kad tu būtai stiprus ir daugiau nebelaužtai savo gyvenimo kelio. Koks tas mano kelias? Kokios yra mano mintys? Kaip aš mąstau? Tu gali išmokti visą katekizmą mintinai, gali mokyti šventą raštą ir būsi paskutinis gyvenimo kvailys, jeigu tavo gyvenime tai bus tik tai išmokta tam tikra eilutė. Tu turi išeiti iš savo būdo, iš savo sprendimo būdo. Ir ko verta, jeigu tu dėjai daug pastangų ir numeti 10 kilogramų, o po to vėl sėdi ir valgai, kai valgai anksčiau, tavo gyvenimas niekuo nepasikeitė, jis dar labiau apsunks. Kai tu matai mūsų Viešpatį einant į vandenį, su nusidėjėliais žinok, kad tai yra raktas tavo gyvenimui. Jeigu kartais girdėsi, kad tavo gyvenimas nevertas, kad Dievas yra toks ir anoks, tai žinok, tai yra velnio šėtono mintys. Žvelk į šios dienos paslaptį. Dievo sūnus stovi nusidėjėlių eilėje ir laukia ne šiaip savo balandėlio. Laukia atgailos krikšto, tarsi nusidėjėlis tarp nusidėjėliusių. Ir kas įvyksta tavo gyvenime? Atsiveria dangus, pergalė tavo gyvenime tai yra vieta, kada tarp Dievo ir tavęs išnyksta tarpas. Kas yra tas tarpas atsivėrus mūsų gyvenimuose? Šventoji dvasia nužengia tiesiai tavo širdį, naujų gyvenimų pakvimpa tavo visa savastis. Ir čia atsiranda ne bet kas, nes Dievo tau duoti sprendimai, o bendrystė. Gyvenimas gimsta iš bendrystės su Dievu. Tu turi girdėti, jog tu esi mano mylimasis sūnus. Tavim aš geriuosi, broli, sesė, kas tau trukdo šiandieną išgirsti šiuos žodžius, jog tu kiekvienas iš čia esantis, klausantis ar girdėsantis, esate mylimas sūnus, mylima dukra, aš tavim geriuosi. Jeigu tu šito negirdi, atsistok į eilę šalia Jėzaus, prie nusidėjėlių ir palauk atgailos krikšto. Nepasiduok šėtono minčiai. Kas trukdo mūsų gėriui gyvenime? Kas trukdo mūsų laimiai gyvenime? Vienas Dievas žino, iš ko aš padarytas. Dievas žino, kad esu iš dulkių. Ir jeigu matau šiandien Dievo sūnų ateinantį suaugusį, tarpe žmonių laukiantį tarsi atpirkimo, tai žinau, kad tai yra Dievo pamoka man, kaip man eiti savo gyvenime ir sulaukti ir išgirsti to nuostabaus Dievo balso. Broli, sesė,
esi mylimas Dievo sūnus, mylima Dievo dukra, kuriuo dangaus tėvas gėrisi. Amen.